Prisimenu visus tos žiaurius mimus apie jį. Tipo, sveikinu haterius, Onis Lija buvo teisūs, aš tikrai neturėjau to savyžnai. Aš 21 metų sezoną žiūrėjau gal 3 kartus, kiekvienas lenktynės turime, kad vos ne kaip serialą 3 kartus pažiūrėti. Taip. Labai matosi, kad pirmoji pusėje Mersas daro tam tikras strategijas ir dėl to laimi. Taip. Ir tada Red Bullis pradėjo tą daryti ir viskas pradėjo jiems. Tai Latifi, žinai, kad metį lenktyniauti ir išvarė mokintis į univerą. Jo. Bet Latifi, jisai nusipirko savo vietą. Jo, ta Sofina yra jo tėvo įmonė, bet jisai išvarė dabar į univerą tęsti toliau mokslą. O ką jis mokos? Žinau, kažkiek ten Kanados univerą. Anyway, Nesam niekada pakartoję pradžios. It's gonna be a rough evening, guys. Vakaras laukia mūsų. Labas vakaras, F1 boksų fanai ir F1 fanai. Sveiki, atvykę nauji mūsų žiūrovai ir seni sugrįžę. Taip pat irgi labinamės šį vėlų vakarą po šių nuostabių F1 Las Vegaso lenktynių. Tai turim čempioną? Turim čempioną. Čempionas yra nuspręstas trasoj. Aš labai, mes kaip miške sėdėjom, gaminam, aš bandžiau tau įtikinti, kad Norisas turi labai daug šansų ir aš tave buvau beveik įtikinęs, nes Maksas nebeperformino taip gerai, Lando vis geriau ir geriau. Ja. Bet taip, visgi nusigulėjo ties Maksu ir unhappy. Verstappen, žinai, tipo, it's well-deserved winning. Visiškai, kad yra pergalė, iš tikrųjų, Ta prasme, tikrai nebuvo aišku prieš kokią 10 lenktynių, prieš 15. Prieš 4 lenktynės nebuvo aišku. Prieš 4 lenktynės, jo, Maksas buvo nie. Brazilija buvo ta vinis, taip. O dabar tiesiog... Aš manau, tada ir sudrebina visų kitų pasitikėjimą, žinai, ir Noris ir visko, kad Maksas parodė, kad jisai iš tikrųjų jis niekur nedingo. Jo. Žinai, jis kovoja ten su mašina, su komanda ir su savim kartais, bet jis laimėjo. Čia buvo champion drive'as visą, ta prasme, visą sezoną. Visą sezoną jis nedarė klaidą, vieną kitą, pavadinkim klaidą, jis išprovokavo Norisą ir pats gavo penaltus. Labai daug visko buvo, bet jis ten, žinai, žaidė ten 4D su šachmatu, žinai, jis ten specialiai darė, kad ten pakenkti ir panašiai. Tai va tokie dalykai ir laimi čempionatus, žinai, tai neturi būti švariausias vairuotojas, žinai, bet tu turi būti greičiausias, žinai, ir tu turi būti labiausiai pelnytas to, žinai. Tai iš tikrųjų Max Verstappenas 4 kart pasaulio čempionas. Iš eilės. Turim 6 vairuotoją, kuris turi 4 world titles. 6? Šumis, Hamilton. Ne, turiu minį, Tiesiog, nebūtinai iš eilės. Ne, tai iš viso tie yra 2 vairuotojai su 4 aplamai. Ne, bet kas pasiekia 4 ir daugiau? Jo. 4 ir daugiau. Taip. Tai yra 6 iš viso. Jo, tai dabar jis stovi su Veteliu. Ir Prost. Jo? Prostas irgi 4. Jo, tai va. Tai jisai... Bet Alonso buvo geras komentaras. Norėjau kaip tik sakyti, jo, kad... Sako, kad Vetelio čempiono titulai netokie pelnyti. Blemba, žinai, tipo... Aš nepamenu Vetelio pirmų metų, kai jisai kovojo, ar visiškai buvo dominant, bet... Nepamenu, aš irgi... Bet gerai, 4 Vetelio, ne? Paskutiniai metai jam buvo labai sunkus, jeigu neklystu, dėl pirmų nepamenu. Taip. Verstappenui pirmi metai čempionšipo vino buvo žiauriai sunku. Belekas, jo. 2 metai buvo lengvi, 3 lengvi, 4 va dabar. Labai sunkus. Tai žinai, tipo, aš nesutinku su Alonso, kad kažkurio labiau vertingesnis negu kito. Aš manau, kad titulas yra titulas. Jo. Ta prasme, jeigu ne tas kartais ten šlikštumas su čempionu, tai Schumacheris būtų su 6, žinai, titulais oficialiai, jeigu būtų viskas švariai palei knygą, ir tipo grinai palei, ta prasme, tai, kas vyksta trasoje ir, žinai,
ir sąžininkai ir panašiai, tai tas dalykas tikrai ne visada vyksta. Ir, bet kita vertus, taigi, žiūrėt, bent jau turėjom apie ką papliotkinti, žinai, buvo tų čia, kas pretendavo į čempionatą. Įsivaizduok, praeitais metais būtumėt startę, ne podcastą. Ką būtų, man tik... Apie ką būtume kalbėję? Yeah. Sveiki, jau čia 24 podcastą, Max Verstappenas vėl laimėjo. Jis jau prieš 10 lenktynių čempionas tapo. Jis jau prieš 10, jo. Bet tada Singapūras ateina, Sainzas laimėjo. Yeah. Tipo, pirmas ne Red Bull vairuotojas laimėjęs. Tai, jo, tai tas tai geras. Bet šį sezoną kiek turėjom laimėtojų? 7. Tai jo, tai čia irgi nemažas precedentas. Beveik 8 iš tiesų turėjom. Okonas beveik laimėjo. Neskaitant to, kad Verstappenas vis tiek išmaudė jį. Jo, bet jo, iš tikrųjų, jeigu tada Brazilijai ne tas ten gale, kur ten jie, kur ten buvo red flagas, ne, ir tada Okoną aplenkė jisai. Jo, nes Okonas buvo pradėjęs bėgti ir iš tikrųjų jis būtų laimėjęs. Kas būtų buvę per gyvenimas, Alpinai būtų laimėję lenktynės, eiktų savo, tai būtų insane. Bet anyway, ne apie Braziliją šiandien, apie Las Vegasą. Iš tiesų, ties Norisu, jisai šias lenktynės netgi visiškai jau atsipalaidavęs. Jį taip griaužia čempionšipas, kur kiekvienas lenktynės jisai belia kaip jis įsitempęs, labai, susikaustęs. Išneka šūdų. Paskui reikia sakyti už bazarą. Jisai bičas pats pasakė, sako, aš esu tas žmogus, kur aš viską perskaitau intikė. Tai jis viską, ką aš nekapį, jisai žino. Tai visas tas... Ir šias lenktynės atvarė, jisai jau palaidojęs, jisai žinojo, kad net nebėra čia ko draskytis, nes kad jisai laimėtų jau beveik neįmanoma. Taip. Aš prisimenu visus tos žiaurius mimus apie jį. Taip, sveikinu haterius, honestly, jie buvo teisūs, aš tikrai neturėjau to savyžinai, tokių žiaurių mimų, kad tu perskaitytum apie save, aš tu galvočiau, žinai, tipo. Ir viename iš interviu Verstappenas pasakė, sako, kai Red Bullis pradėjo laiminėti, Verstappenas pats asmeniškai sako, davai, atvaryk pas mumis, Norisui, jeigu nori laimėti. Tipo. Žinai, nes jisai, Norisas turėjo kažkuriais metais dėl McLareno labai abejonių, no wonder why. Taip. Ir Verstappenas pasakė, sako, nori, atvaryk pas mumis. Tai Verstappenas suderintų, no wonder, žinai. Tai aišku. Ir to pačiu pasakė, sako, šiaip tu esi geroj komandai, viskas ok, stick to it, your time will come. Taip. Aš manau, kad jo laikas dar ateis, nemanau, kad čia dabar reikia nurašyti, kad jisai daugiau nebetobulės ar visą kitą. Šiaip jisai geras vairuotojas. Aš manau, kad jis per šį sezoną padobulėjo daugiau negu per visus prieš tai sudėjimus. Taip, jisai dabar, čia jo buvo learning metai, ta prasme. Čia nepaisant to, kad jisai sakė, kad ten dabar jau jaučiuosi pasiruošęs čempioną, žinai, kovai. Aš, žinai, bet ką sakytų, taip, aš manau, kad kiekvienas paklaustas tą patį atsakytų lenktynininkas, žinai, ar jis pasirengęs būti čempionu, tai tipo tinkama mašina duok ir jo. Tai čia visų atsakymų. Bet legit paėmus palei tai, kas nutiko, realiai nutiko viskas blogiausia, kas gali nutikti jam, žinai. Blogiausia tai yra tai, kad jis galėjo kovoti dėl titulo ir jisai tą dalyką praktiškai sumovė. Jis ir McLarenas, tai jiems visiems ten buvo tas visą mokymosi kreivė, bet jo, nutiko visko. Nutiko blogų sprendimų, nutiko... Kiek McLarenas daug pats padarė? Taip, būtent, blogi sprendimai, klaidos, visokie ten, taigi visi tas jo statistika, kuris kiek yra praradęs po pirmų vietų, pirmam posūkį. Kalbant apie mimus, tai mačiau mimą, kaip Russellis žiūri į Norisą pirštų rodo, that's how you do it from pole position. Jo, jis tai laiko, jo. Jis laiko P1, jis tikrai jau normaliai. Jo, jis Brazilijai buvo pirmas, ir čia dabar jisai Russellas apsilenkė Norisą. Aš apie Braziliją jau net pamiršęs, atrodo taip. Bet jis važiavo pirmas, paskui tiesiog, kad jisai pitino anksčiau ir tada buvo red flagas ir nebeatsirekavimo. Tai Russellis tikrai moka laikyti lenktynės, ką čia dabar ir pamatėm. Bet apie Norisą, tai jo, skaičiu, čia jį taip normaliai nutarkavo šitas visas sezonas. Tiek jo visą ego. Žinai, nes tu esi visiškai ant pjedestalo. Žinai,
po spotlightų, visi tie stebi, visi kalim. Dabar tu nebesi ne dėl 4, ne dėl 3, kovoji dėl fucking 1. Realiai dėl tos, kurio ir dėl svarbiausias vietas, žinai, visas kitas, tai čia dar gali dar ginčytis, bet čia tai viskas yra, žinai, viskas arba nieko ir blemba, ir šiaip gaila gal netgi jo, tipo, nes būt tas, kuris net laikė kovos. Nu, čia... Negali visi akmenys ant jo kris. Aš labai kaltinu dar ir McLareną. Jie buvo visiškai nepasiruošę championshipui. Vis tiek. Bet jo. Nu, labai daug klaidų, žinai, tu ne... Nu, taip. Red Bullis, kai kovojo su Mersu, jie darė klaidas, bet jie taip greitai iš jų mokėsi. Ta prasme, iš strategijų pusės jie pradėjo kovoti su Mersu, pamatė, kad gali statyti ragus ir pradėjo žiūrėti, ką Mersas daro. Mersas daro taip, davai mes darom taip. Ir tada prasidėjo labai daug dalykų, ypač su strategija. Šitą dalyką, aš 21 metų sezoną žiūrėjau gal 3 kartus, kiekvienas lenktynės, turime, kad vos ne kaip serialą 3 kartus pažiūrėti. Taip. Labai matosi, kad pirmoji pusėje Mersas daro tam tikras strategijas ir dėl to laimi. Taip. Ir tada Red Bullis pradėjo tą daryti ir viskas pradėjo jiems pitstopai nepriekaištingi, strategijas tobulinamos. Ir visada pataikydavo. Taip. Praktiškai visada. Ja. Ten prasme, jeigu jie rizikuodavo, laimėdavo. Taip. Ten kaip su Prancūzija buvo. Su tų stoperiais apsilenkė galiausiai ant paskutinių ratų Hamilton. Taip. Ypatingai, aš to buvau siuntęs, man atrodo, kiek jie padaro simulacijų su kompiuteriais. 400 milijardų ar kiek? Aš ten crazy sumas. Ta prasme, ten milijardas tai tikrai yra, bet gal netgi ir daugiau. Tai visus variantus, žodžiu, jie įsiaiškina. Viską įvertina. Jeigu crashins, jeigu red flagai, visa kita, jie turi atsakymus vos ne viskam. Taip. Tai aišku, tada, tarkim, kaip ir mes jau apie tai kalbėjome, komandos, kurios daro tos klaidas kaip Ferrari ar McLarenas, žinai, turbūt jie neturi tokio, žinai, atidirbti tą visą strategijos kambarį. Tai va, ir pasirodo, kas ir tu sakai, žinai, McLarenas buvo nepasiruošęs laimėti, žinai, čempionatą. Jie laimės konstruktorių, turbūt. Žinai, mes iš taškų šiaip iš tikrųjų dar ten, iš taškų net ir Red Bullis dar turi šansų laimėti. Teoriškai, dabar kaip tik žiūrėjau, per ateinačias 2 lenktynės ir sprintą yra iš viso komandai up to grabs, tai yra kiek gali komanda surinkti maksimaliai, jeigu visur P1 ir P2 atvažiuos vairuotojai, su fastest laps, tai yra 104 taškai. Va. In total. Tai va, ir Red Bullis atsilieka per 60 nuo McLareno kažkur. Taip. Tai jeigu staiga Perezas atsibus iš savo žiemos miego, jisai, jeigu jie pradės ir su Maxu toliau, žinai, tokią palaikyti formą, bet čia aš išneku apie nerealistišką scenarijų, kuris neįvyks, bet potencialų yra, kad dar ir sugrįž. Bet jei ne, tai jo, turbūt žiūrėsim iki paskutinės lenktynės, kas vyks tarp McLareno ir Ferrari. Yeah. Nebent Mersai irgi turi šansų dėl antros vietos. Bet dėl titulo tai neatsimenu konstruktoriaus. Kalbant apie Perezą, tai dabar prieš mum ruošiantis persiskaičiau, kad vyks po sezono rimtas mytas, susijęs visą Red Bullio šaiką, ką daryti. Nes Jukis visus, ką prie jo pastato, aplenkia. Taip. Lawsonas kilintos lenktynės važiuoja, neatvažiuoja geriau, viskas suprantama, tai yra jo pirmas pussezonis. Žinai, toks normalesnis. Taip. Tada ties Perezui irgi nėra taško uždėta. Nors ir jisai atsivedė labai daug sponsorių. Mes net nekalbėjom šito per podcastą, bet... Va. Čia šitą dalyką tai reikia būtinai padaryti. Jo, tai jisai yra tas žmogus, kuris atvedė labai daug pinigų į Formulę 1, į Red Bullį. Jisai buvo tas žmogus, kuris dabar yra KitKato ambasadorius. KitKato. Let's go. Jisai yra tas, kuris McDonald'ą atvedė, jisai yra tas žmogus, kuris tenais vietinę Meksikos tequilą atvedė, kuri yra worldwide žinoma pasaulinė. Tai jisai yra, toks... Tu dar minėjai apie gandus, kad visą jo algą dengia. Jo, tai jisai pliusina, jisai Verstappeno algą moka. Bet, čia nėra taip, kad... Iš sponsorių. Taip, bet kad jisai pliusinis vairuotojas, kad barkės neša visiškai. Jo. Tai va, bet kalbant vis tiek apie jį performansų atžvilgių, tai Jukis už jį aukščiau finišavo,
9? Ne pirmą kartą. Ir ne pirmą Šį kartą. sezoną. Jo, ta prasme, Lawsonas su juo kapojas, ten kaip su kartingais daužas. Žinai, kas netgi komentatoriai pasakė, kelintą kartą iš eilės Lawsonas su Perezu kovoja. Kiekvienas lenktynės. Aš sakyčiau, kad jie vienodose mašinose. Taip, bet Perezas tiesiog Q2 neišlipa. Tai Nu, va, čia nerebu vairuotojas. Bliama, nu, dabar, va, kai pradėjom šnekėti apie babkės, tipo, ar investuotojus, visą kitą, Nu, galbūt daro spaudimą komandos savininkai. Žinai, nu, tipo, mums reikia babkių, mes norim pelno, mes norim to, Perezas mums neša babkės. Žinai? jo, nu. Bet, nu, tipo, čia labai daug spekulacijų, čia tiesiog taip dabar mintis prabėgo. Nu, va būtent, tai jie, nu, faktas, kad ten yra didelė komanda, nu, gal ir nėra performances, tas visas galutinis taškas, ką atsirėmė, nu, akivaizdu ne. Ja. Nes, tarkim, Jukis, na, šiaip aš jį labai palaikau ir nuo pat pradžių kalbėjom, kad Jukis tikrai turėtų pakeisti Perezais ir nusipelnęs ir jis pilnai turi tą vietą, tam yra įrodęs ir jis tikrai jo laukia ateitis. Taip. Red Bull turėtų, nu, tik gerai, tikrai ne, bet turėtų, ne? Taip. Tai su tokiais vat momentais, kaip dabar, kad Ricardo įmetė Lawsoną ir Lawsonas tikrai nevažiuoja žygiai geriau, automatiškai kaip ir jau išvados pačios daras. Plus, jis tokį irgi komentarą gerą šovė, kad, sako, jie turi mane svarstyti, nes aš sunaikinu visus savo... Tai turėjau omeny, kad, nu, tipo, komandos narių. realiai, Nick De Vries sutraiškė. Taip, totaliai. Nick De Vries Vienintelis, tiesiog kas jie outqualifyino, tai buvo Gaslis. Jo, bet Gaslis jo ir te buvo 2 sezonus. Nu. Kol Jukis pirmą sezoną iš viso jis ten buvo visiška katastrofa. Taip. Antrą sezoną jis smarkiai pasitaisė. Bet buvo vis dar blogai. Buvo blogai, bet jau buvo gera trajektorija. Ir, nu, jau nebebuvo priežasties jo keisti. Žinai, tada Gaslis paliko, nes šį dar Gaslis jam daug padėjo, jis toks kaip mentorius. Taip. Ir Ricardo lygiai taip pat, aš manau. Nu, Ricardo nežinau, jeigu atver. Nu, gal. Žinai. Jeigu, šiaip kalbant, Jukis labai jaučiasi, kad subrendo. Taip. Kiek būdavo apie jį, kiek jo būdavo radio talks ir kiek dabar yra, jis žymiai ramesnis, žymiai labiau nusteikęs, žino, ką reikia daryti. Jisai netgi per Drive to Survive pasakė, žiauriai tingit sportuoti. Nu, tipo, ruoštis lenktynėm. Taip. Dabar matosi, kad visiškai yra kitas mentality. Jo. Aš nežinau kodėl, bet pas jį vienu metu buvo Daniel Ricardo personal traineris, jį treniravo. A ne? Jo, tai Bet čia gal tada to Alfa Tauri, nu, RB komandos gal yra, jie ten turi. Daniel Ricardo turėjo savo personal trainerį daug metų. Ai. Tada jisai išėjo į Renault, tą patį turėjo, tada į McLareną išėjo, turėjo tą patį. Ir kai jisai grįžo į RB kaip reserve driveris, tada Ricardo jau pasiėmė arba kitą, arba iš viso nebeturėjo, o jisai ir perleido jį Jukiui. Ir jie kartu dirbo, bet po to mačiau, kad Jukis jau kitą turėjo asmeninį, nežinau dėl kokių priežasčių. Nu, tai čia, žinai, bet kas gali būti. Nu jo, make sense. Tai, kad jisai subręs, nu, faktas, taip prasme, jisai nori tos RB, Red Bull vietos. Jis nusipelnė Red Bull vietos. Bet yra tas toks mini niuansus. Ta momentą, kai RB jau yra geresniai pozicijai negu įprastai, Jukis krešina. Jukis priima per daug neapskaičiuotą rizikingam, žinai, sprendimą ir jisai nefinišuoja, žinai. Bet kita vertus, Red Bullis šiaip nėra, kad būtų prieš tokius bairius. Šiaip Red Bullis paskutinius 2 metus elgėsi ne Red Bulliškai, aš tau taip pasakysiu. Man, jeigu taip, tai jau ir jeigu jie elgtųsi kaip Red Bullis, Perezas jau būtų praeitais metais buvęs dropintas ir būtų kažkas kitas atėję. Kažkaip biudžetas? Gal pakeitė? Koreliuotųsi laiko atžvilgiu? Nežinau, nes, honestly, pagalvok, praeitais metais lygiai tą patį nesąmonę. Jisai atsibudo, kada Las Vegase irgi kažkas, jisai vidury sezono buvo, nowhere. Jo. Ir tada... Nebuvo blogiau nei dabar, bet jo. Ir tada jau visi šnekėjo, viskas jį dropins. Taip. Ir tada gavos, kad Christian Horner pasakė, ne, iki sezono galo jisai bus pas mumis, tada jau šnekėsim. Ir tada paskutinės ten kiek likė lenktynių, jisai atsibudo, atsigavo ir biškai geriau važiavo. Taip. O dabar tai
Nu dabar. Jeigu jisai vieną tašką surenka jau... Kiek jisai per pastrasis 15 lenktynių surinko? Verstapinas daugiau surinko per šitas lenktynės, P5, negu Perezas per paskutinės 6 lenktynės. Ta prasme, kažkas dar skaičiavo nuo praeitų metų, kad jisai ten surinko kievos, ne nuo praeitų. Žodžiu, jisai ten turi 105 taškų ir jis ten vos ne, jos ten pradžioje tik susirinko. Realiai pasirasis ten 15 lenktynių, ten kiam taškų tik tais. Kažkas gal... Jo. Ta prasme, belegas. Žinai, čia toks įstabdis. Nu, bet... Žiauru, tai va tas ir yra, kiek galima, ta prasme, tiek buvo, tiek iš tiesų buvo galimybė, paskutinis triple headeris, ne? Pasiimkit kažką, pasižiūrėsit lenktynės actual, kaip tas žmogus performina, nafik tampytis, aš suprantu, kad yra įsipareigojimai daug visą kitą, bet, jeigu komanda jau dabar yra trečia konstruktorių, žinai, jo, turi driverį čempioną, bet, Taip. Bet pinigus išmoka tai konstruktorius. Žinai, čia kiek tenais vos ne 10-20 milijonų už vietą? Taip. Pirmą vietą vis tiek turėtų būti daugiau negu ten už antrą, trečią, tas tarpas. Aš nežinau sumų, bet, Bet tai pasijaus vis tiek tas dalykas, smarkiai biudžetą. Aišku, Red Bullis yra labai pasiturinti komanda, žinai, tai ten jie, aš gal dėl to stebiuosi, kad, tarkim, yra pinigai kalbami su Red Bullu, nes taigi anksčiau jų biudžetai ten buvo iš vis crazy, žinai, 100 milijonų ten jie, kai dar jie, šiaip Red Bull yra labai pelningas brandas, žinai, ta Formulė 1, juk jie, yra ir sponsoriai, visi kiti, tasgi juk tas jų Oracle, tas title sponsorius, milžiniškas dylas, žinai. Taip. Daug visko, jie visada turėjo gerus sponsorius ir tada, kad kalbėjo apie Perezą ir apie tai, kad jis atneša pinigus į komandą, man skamba, neredbuliškai. Toksai. Tai va, žinai, toks, kur tikiuosi, nieko blogo jam nelinkiu, bet tikiuosi jo nebepamatyti F1. Tu jau nuo pirmo podcast'o tikėsi nebepamatyti. Taip, aš jau nuo prieitų metų mūsų podcast'o juokauju, tokia nebuvo, bet jau praeitais metais tą patį sakiau. Jo, nes... Man patinka talentingi, geri vairuotojai ir kai aš nematau to ir ypatingai geroj mašinai. Ta prasme, bičas važiuodamas antrarūšiai mašinai, tai yra RB, jį aplenkė. Tai, tu įsivaizduok, jeigu dabar Juki pastatyti šalia Perezo, važiuoja su vienodą mašiną. Abudu važiuotų su RB20. Tai, tiesiog, žinai. Tai va. Tai čia nuvažiavame lankasi ir Perezo mūsų tangentą, kaip visą laiką pas mūsų F1 box'uose yra segmentas apie Perezo performance ir kas turėtų jį pakeisti. Kalbant apie rūkys, Kolapinto. Vėl krešina. Tu nori Kolapinto? Vėl krešina. Williams, vargšai Williams. Palikit komentaruose emodžius su šarėlė dėl Williams. ir praying emoji for Williams. Kolapinto jau dabar atsilieka nuo Sargento Crash Championship'e tik 300 štukų. Jie tuoj ryčins, meluoju, va dabar atsidarysiu sąrašą. Davai, atsidaryk, davai. Man buvo įdomu, kas mažiausiai iš komandų, ne vairuotojų mažiausiai krešino. Tai Alpinai, man rodos, nes Geslis turėjo ten 0 ilgai. Ne? Nemanau. O tai kas? Gal. Panašiai, Alpinai ir McLarenai panašiai. Ok. Anyway, Albonas antroji vietoj, Perezas pirmoji, no wonder čia yra. Tai aišku. Albonas antroji vietoj, damage'as 4,6 milijonų Albono. Sargento 3 milijonai. Taip. Kolapinto 2,79, tai 2,8. What? Tai, tipo... Tai Kolapinto turi iš tikrųjų visai nemažą šansą pralenkti Sargentą. Taip, tipo... Destruktoriaus championship'e. Jo, ir jis lenktyniavo, ir 6 lenktynės buvo? Man atrodo 8. 6-7. Anyway, tipo... Sad, tipo... Jo, jisai fast. Bet... Belekas, ta prasme, Kolapinto, bet, gerai, kaip tu žiūri tai, dėl jie krešų?
Nu, tai yra rookie mistakes. Jisai yra rookie ir tai yra rookie mistakes. Bent jau daugelis jų. Žinai, nu, taip, jisai padaro krešus tokių, kokių niekas. Brazilijoje, man ateina į galvą, tai jo slydimas ant tiesiosios. Taip. Nu. Man labai patiko James Wow memas, kuris sėdi, žiūri taip ir galvoja, kaip mes per 2 lenktynės 5 mašinas sugadinom. Belekas. Jo, tai tipo. Dabar bendroj sumoj jie damage'o turi už 4,6 plus 3 plus 2,8. Eiktų namą. Tai beveik 10 milų. Šių metų, 24 metų F1 komandų biudžetai yra 103 milų. What? Tai jų krešai yra beveik 8% jų biudžeto. Ne, tai sprendimas yra pigiau gaminti vienas mašinas. Galėtų žmonės dužyti. Kinijoje užsakyti šalį ekspresą. Arba neimti ekspresą. tokių žmonių kaip Sargentas. Jo. Ne, nu, bet tai girdėjau, Albon yra kilintoje. Antroji. Tai va, tai. Šiaip crazy. Šiaip tikrai crazy. Tikrai crazy. Nu, bet trečioje vietoje Russellis. Nu jo, jis turėjo. Bet Russellis laimi lenktynės. Nu. Šiaip Žinai. fair enough. Perezas jisai niekur. Tai vienintelis Russellas tu gali išteisinti, okei, jisai važiuoja greitai ir ten bla bla bla, ten, žinai, rizikuoja. Bet visi kiti ne, neturi pasiteisinti. Geras būtų, jeigu... Gaslis neturi krešų, tarp kitko. Lawsonas damage'o padarė tik tai su 100 štukų. Kur jisai, kiek jisai kovoja su Perezu? Ten koks sidepodo, ten jaučiu... Šonas. Ar ne priekis tas buvo? Nu, sparnas, realiai sparnas. No. Čia tiek kainuoja. Kur, pavyzdžiui, Kolopinto šį savaitgalį, kur krešino, ten buvo 50 G's krešas. Jo, ten šiaip netrodė tai baisiai. Šiaip netrodė tai baisiai, bet iš tiesų ten buvo baisiai, nes jisai dideliu greičiu jau greitėjime, nes jisai išlindo iš ESO ir ta ESO kampą lietė jau ten belio kokiu greičiu ir tiesiai į sieną kolaidino. Tiesiai į sieną. Nes jis nevaldė mašinas, ten, nes nukirto ratą priekį nešęs ir jis tiesiog nestabdė ir tiesiog kaip... Ir iš mašinos vėl nieko neliko ir žiūrėjau, visas albumas yra... Tu man atsiuntei Williams komandos, jo reakcijos. Taip žiūri. Tokie visi ten kaip žemę pardavė, tu prasme, insane. Bet žiūrėk, tu palėtai, gerai, Kolopinto rookie, jiems šiaip konvertavosi Williamsam taškus, jisai. Taip, čia nieko nesakau. Pliusas didžiulis. Bet, kas vyksta su Albonu? Ar tu pastebėjai? Jisai neperformina geriau už Kolopintą. Ir gerai, čia tokį iš tikrųjų, čia tokį norėjau paliesti. Mes dar lenktynių net neaptarėm. Bet žodžiu, ne, čia reikia paliesti. Žodžiu, kas buvo, kai, gerai, Albon visą karjerą, dabar taip greitai, ne? Jisai atvarė į Toro Rosso, pakeitė jisai Gasly, kai promoutino, praėjo pusę metų, Gasly permetė, Šnai į Red Bullį. Maxas jį visiškai destroyino. Taip. Visiškai, ta prasme, ir tada jisai ten juto labai didelį stresą, labai tenais jį Red Bullis spaudė, visi ten apie jį kalbėjo, vis turėjo, ką ten vieną P2, aukščiausias jo tas visas pasirodymas, žinai. Bet žodžiu, bet irgi jis realiai buvo kaip Perezas dabar, žinai. Ne, jis buvo geriau negu Perezas dabar. Jis buvo toks P8, P7, žinai, vairuotojas, ne, nes buvo tikrai gan geresnė mašina negu ten, bet ką jis galėjo gauti tuo metu, aišku, žinai. Bet Maxas jį visiškai pastatė į vietą, ne, kaip ir visus. Ir tada jį permetė Red Bullis po 1,5 metų ir jisai dingo, man rodos, vienam sezonui ir jisai atvarė Williamsus tiesiai. Williamsuose jisai neturėjo visiškai jokios konkurencijos, ne kartą. Taip. Jis turėjo Latifi, kurie atskorino 1 prie PM, kažkas ten tokia, neatskorino lenktynės, žodžiu, ten 2 prie PM, ta prasme, kad ten insane, nes ten porą metų su juo, porą, man rodos, sezonų irgi atbuvo su Latifi. Tai Latifi, Latifi, žinai, kad metė lenktyniauti ir išvarė mokintis į univerą. Jo. Bet Latifi, jisai nusipirko savo vietą. Jo, ta Sofina yra jo tėvo įmonė, bet jisai išvarė dabar į univerą, tęsti toliau mokslą. O ką jis mokos? Ne, žinau, kažkiek ten Kanados univerą. Anyway, tai... Teisės išlaiko. Magistras. Jam 3 metų reikia, kad teisės išlaiko. Žinai, taip, čia tas, kur regitroje tiesiog kelintą kartą. Žinai, tai va. Tai, anyway,
Tai Latifis jam nebuvo konkurencija, visiškai ten jį totaliai suvarė į vienus vartus. Ir tada atvarė Sargentas, kuris, jis buvo tikriausiai blogiau negu Latifi. Žinai, nes Sargentas ir baudų privarė. Latifis, manau, jis dar tiek nekrešina smarkiai. Latifis yra šiaip skorinęs taškų, kai Williamsai buvo žiauriai šiknoj. Jie skorino, aš bijau pameluoti, kuriuose lenktynėse, bet jisai buvo dar su Russellu kartu. Tiksliai. Russellis irgi jaunino totaliai. Russellis ten įmaudė, bet kažkaip buvo, kad jiems labai paėjo kortas su red flagu ar kažkas, kad jie, aš bijau pameluoti, bet žinau, kad... kad buvo kažkiek taškų iš jo, bet čia buvo vienedinis atvejis. Taip. Nes tai, tai man atrodo, Russellis jo porą turėjo sezonų, kur maudė, ir tada Albonas jo turėjo vieną sezoną, nes Latifis, atrodo, jis buvo visą laiką, dar kartais dabar, kai kažkas krešina, toks būni pala Latifis, bet anyway, tai jo, Albonas tada jį išmaudė totaliai, tada atėjo Sargentas, kuris buvo rookie pirmą sezoną, tai dėl to jį ten kaip piralė pateisino. Bet jis įprastai važiavo, aš galvoju, nepraleis toliau, nes jis tikrai nepasiteisino. Bet jie galvoja, kad antrą sezoną jisai, matyt, pigus, tai antrą sezoną, žinai, dar plus amerikietis, o Williamsai yra amerikiečių komanda, dabar jau, jis nusipirko tas Doriton Capital. Tai, turėsim 3 komandas Amerikos, žodžiu, šokinėja mintis. Anyway, tai Albonas tada su Sargentas niekur, Sargentą permetė vidury sezono ir dabar jis gavo konkurencijas. Ir jisai, jeigu pasižiūrėtum apie jį interviu ir kaip jisai reaguoja, kaip jisai atrodo, nes iš tikrųjų eina visa kalba tai apie Colapinto Williams. Jeigu yra taškai, tai dabar Colapinto, jisai skorina. Ir jis outskorino Alboną. Ir jisai geresnis performances, jis visą laiką aukščiau baigė už Alboną. Jis geriau važiavo už Alboną. Yra. Ir Albonas nesusitvarko su to, kad yra už jį geresnis teammate'as. Nes, tu supranti, ką turim minį. Jis neturėjo jokios konkurencijos, kai jis turėjo stipresnį vairuotoją. Nes realiai tos pačios klaidos pas jį dabar pradėjo darytis, kas būdavo Red Bull'ai. Kai jam pradėjo spaudimas daryti. Matai, ten back of the grid, tai sunku pamatyti kažką. Reikės painvestigatinti šitą dalyką. Nes man nepasirodė, kad Colapinto outscorintų. Vienas gal lenktynės buvo, kad outscorino. Ne. Jisai geresnis performance, geresnį kvalifikacinį šauną. Jis gal turėjo tik 1 ar 2 kartus blogiau už Alboną. Gerai, aš šitą dalyką pasidėjau kažkaip. Okay. Bet pointas yra apie Alboną, kad jisai tada, kai Maksas jis pradėjo daryti ten klaidas, ten, žinai, mašiną kaltint, bus susinervinęs ten tada, nes pameni, žodžiu, Singapūrė, kai Colapinto lenktyniavo ir ten biški ten dive bombino prie Albono ir Albonas toks, ką čia daro Colapinto, kai čia dar, žinai, pradėjo ten skūstis už tai, kad vyksta lenktynės ir žmonės lenktynės. Žinai, bet tas reiškia, kad jis nelabai turi tą tokį. Tai automatiškai, nes tikrai yra kita atmosfera, kai tu esi numeris 1. Taip. Ir tada atvaro kažkas. Rookie, kuris malkų tau krauna. Taip. Kas bus su Sainzu? Bet įdomu. Can't wait. Ar kitas sezonas Albonai paskutinis sezonas? Nes jeigu Sainzas jį maudės, kas daug šansų yra, Kuriam laikui aš manau, kad dar yra Albonas saugus, nes kas pirmiau išeis iš Williamsų, tai yra Sainzas, aš manau. Ir 2 komandos narius, tai yra 2 vairuotojus iš karto keisti Williamsams. Čia aišku, spekulacijos. Gal Sainzas ir negaus taip greitai vietos kažkur kitur, žinai, čia... Abejoju. Aš... Ne, manau, kad čia bus kažkas labai greitai. Kai tu nuvarai back of the grid, žiūrėk į Valtteri Bottas, tu gipsiojam. Bet jis niekada ir nebuvo kažkoks star driveris. Gerai, šiaip jisai geras vairuotojas ir pasijai skorai geresnė negu pas Sainzą. Taip, jis važiavo, jo. Bet Hamiltonas, bet Bottas vyresnis. Sainzas dar visai mid yra amžiuje, žinai, po kiek jam. 8-9 kažkas tokio. Tai jo, bet vėl, tiesiog sakau, ką padaro lėvesnė komanda.
Prasme, buvo tas, jisai vairuoja šūdinas mašinas ir neturi pasitikėjimo, dingo tas pasitikėjimas ir ką. Yeah. Nu tai, tai nieks jo neims daugiau. Sainzas, nu taigi dėl to ir jis ir nevaro į Sauber. Nes jis žino, kad, tipo, tu turi Leo mašiną, nu tai reiškia, ir tu Leos. Taip. Žinai, o su Williamsais, nu jo, jis turi ten gerą kontraktą, bet kas jo norės po to? Nu, čia jau prieito podcast'ą šnekėjom iš tiesų, kad jisai biški sudėtingai situacija yra. Jo, tai žinai, gal kitais metais ne, bet... Ir Red Bull? Ne. Cadillakas. Aš norėjau nusikeikti, jo, aš net nepagalvojau, kas eis į Cadillaką. Davai, mes dar grįšim prie lenktynių. Maybe. Galbūt 11 komanda nuo 26 metų oficialiai pasirašyta yra Cadillakas. Čia ir įdomiai. Čia dabar net nebuvau pagalvojęs, kokie vairuotojai, žinai, tipo, kas... Noriu papasakoti daugiau apie Cadillaką? Aš manau, dauguma jau žino, kad Cadillakas yra General Motors priklausanti mašinų brandas. Ir jie atvaro į Formulę 1. Jie, amerikonų timas. Jį valdys Andretti. Jisai sugebėjo apeiti visą. Mario Andretti. Formulės 1 čempionas. Taip. Jo. Ir jisai ir jo sūnus bandė čia dabar pastaruosius 2 metus patekti su Andretti brandu, nes jie turi, mes kažkaip čia kalbėjome apie tai, bet vis tiek, kad atšviežinti, tai jie yra labai sėkmingi Indy 500, aš nežinau, jie turi NASCARą, bet jie pasauliniam lenktynių levelį yra rimtas. Jie žinome, jo. Tasme, jeigu jau tavo pavardė eina kartu su žodžiu International, Andretti International brandų, turi imtas esi jau žmogus, žinai. Tai, žinai, kiek turėjo Cadillakas mokėti Formulei 1, kad patekti? Kažką ten, atsimenu, būdavo apie 100 limonų, 120 limonų. Daugiau. 400 PM. Tik tam, kad jie ateitų. Taip. Čia, kaip Formulė 1 pateikė šitą sumą, tai yra anti-delusion fee. Tai yra, kad tu ateidamas... Dar čia, žinai, čia avansą reikia sumokėti ir negrąžinti. Taip. Nes kas gaunasi? Jeigu 11 komanda ateina, vis tiek tai yra bendras baseinas pinigų, ką komandos išsidalina sezono pabaigoje. Už laimėjimus, už legacy. Už padengti. Labai yra daug ką padengti. Taip. Ir kai ateina 11 komanda, visiems tai yra pyragas dalintas į 10 dalių, ar tai yra pyragas dalintas į 11 dalių. Dėl to, kad tai nesijaustų kitom komandom, Cadillakas turėjo susimokėti 400 PM. Wow. Nu jo, kurios paskirstis per ateinančius ten N metų, kad nebūtų tas perėjimas toks žiaurus, nes realiai 10% nuo kiekvienos komandos biudžeto nuimti, tai čia smarkiai pasiaus greitai ir visi bus nepatenkinti. Taip. Tai iš tikrųjų žiaurūs sveikinimai Andrečiui, kad rado būdą pralysti pro tos visus gyvatynus F1. Nes F1 būtent draudė ne FIA. FIA iškart patvirtino. FIA pasidžiavo, let's go. O F1 sako, ne, Andretti brandas nėra pakankamai didelis, dėl to čia nebus, nepravažiuosi. Ir Andrettis pririšo Cadillacą, General Motors ir užmaskavo visą tą bairį. Bet šiaip dar tas pagrindinis, tas CEO Andrečio, ne Mario Andretti, o tas sūnus jo, kuris valdė visą tą brandą ir jisai ir kaip ir, aš kaip supratau, jisai nebėra ten direktorius, jis užleido kažkam kitam ir dėl to leido. Taip, kad, žodžiu, vis tiek Andretti yra suinvestavę belia kiek iš tikrųjų dabar jie F1 projektą, jie turi būstinę, jie turi projektą prie Silverstone, netoli Mercedesą. Tai jie turi didžiulis gamyklas, vindtunelius, jie, žodžiu, ten belia ką. Ir jie dabar pastaruosius kelis metus, jie dirba kaip Formulė 1 konstruktorius. Yra komandos nariai, yra žmonės, kurie tą daro. Jie vysto mašiną, jie turi, prieigą prie visko ir jie gamina savo motorą. Nes jie nuo 28 metų nori būti gamintojai. Engine developeriai, jo. Nežinai, kieno jie dabar ims? Ne, nėra atskleista, kažkas ten kalbėjo apie Red Bullį, bet bejoju šiaip, nes Ford, gal Fordas, kadangi dabar jau bus.
Bet Aston Martin kalbėjo. Aston Martin Audi. Kad duos motorus. Aston Martin Audi? Arba Audi. Arba Audi. Jo. Nu, blema, Aston Martin turi su Honda. Tai yra, jo Aston Martin su Honda, o... Nu, blema, man iš tiesų keista, kad Honda nepasiduoda ir niekam kitam neduoda engine. Žinai, tipo, nes dabar gausis, kad jie suplaina RB ir Red Bull. Ne, tai čia Fordas. Honda tai dabar Aston Martin bus. Taip, bet turiu omeny, kad dar dabar pakolkas yra Red Bulliai. Ir pereisant tik tais vienos komandos, tai šiaip būtų logiška, bet ir tuo pačiu iš tos pusės, kad 2 metams, aš nežinau, ar Honda sutiktų. Nežinau, nu čia toksai, kur tipo... Ne 2 metams, nu čia... Na jo, 2 metams. Na jo, realiai tada gaunasi, turi būti kažko nuotų klientas. Renault užsidaro, Mersas ir taip jau ten pusę mašinų jau suplaina. 4 komandos. 4 komandos. Ferraris. Save, Williamsus ir Sauberį. Ne Williamsus, o... Haasus. Haasus, Sauberį ir Ferrari. Jo. Tai 3. Jo, Alpinai eis į Mersą. Red Bulliai, nu tai Red Bulliai. Nu ir viso. Ir tada ateis Sauber paskui su savo Audi ir Cadillacas norės būti gamintojai. Tai įdomu, ta prasme. Tai, nu ir Honda. Tai jo, abejoju, Red Bullis iš tikrųjų pasirašys ten 2 metam, nu gal. Bet šiaip aš nežinau, ar jie irgi labai yra atviri ten dalintos motorus klausimus, žinai. Nežinau, jeigu atvirai. Šiaip, iš tikrųjų, esmė yra, kad yra taisyklės, kad jeigu nieks nesutiks, tipo turi priversti kažkas, kas duotų. Jo. Nu ką tu priversi? Ne, taip yra. Prasme, jeigu... Nu gerai, bet kaip tu, žinai, tipo, žiūrėkit, jūs esate Šaika 4, kurie gaminat variklius, vienas iš jūsų duokit. Ir dabar bus tas žmogaus svoro mymas. Jo, bet tokia taisyklė, jeigu, tarkim, Cadillacas nesuras motoro, tai įsikišia FIA ir jie atras, kas duos. Honda. Nesvarbu, nežinau iš tikrųjų. Nu, bet yra taip, kad nebus, kad ten neliks be motoro tiems 2 metams, žinai. Tai va, tai Andretis kaip ir už vairo, nes jis tas sporting direktorius pagrindinis, Marija Andretė. Ir visas tas brandas, įdomu iš tikrųjų, kad jie ten tiek daug babkių nori investuoti tą projektą. Bet pavyzdžiui, apie Audi kyla klaustukų labai daug, nes ten labai lėtai viskas pradėjo vykti. Ir su investuotojais pradėjo klaustukų kilti ir su daug. Tai, labai įdomu bus pamatyti, 26 metai ateina Audi, ateina Cadillacas, žinai, tipo, labai daug visko, nauji regulationai, naujas mašinos. Dar 2 vietos. Jo, žinai, tai exciting years are coming. Nu, toks kiti metai bus tokie, vos ne, buferiniai tokie tarpiniai metai, kur jau nieks nebevystys mašinų per daugiausia, kur ten nieks labai nesirdys dėl konstruktoriaus, nu nebent ten šaus ten koks Alpinas iš niekur, kad ten toliau vysto mašiną, kiti jau tiesiog jau apleidė ir ten skorinam podiumus. Nu, gal, aš spėlioju, gal tokio atveju ir būtų gyvas championship'as, bet šiaip tai, kas tikriausiai šaus į priekį, tas ir nuvažiuos. Žinai, kad dabar prisiminiau old news, bet mes čia nekalbėjom ir aš tau net nesakiau. Nu, davai, riešk. Alpinai planuoja vieną iš savo vairuotojų dropinti. 25 line-upo. What? Pabandyk atspėti kurį. Bet čia dar tik tais galvoja ir norėtų. Palauk, dabar aš neatsimenu, kas pas jų ten turėtų būti. Gaslis ir Jack Doohan. Doohan, jo. Jie nori Jack Doohan, nes lauk. Jo, dėl Kolapinto, ne? Nu, kažką. Yra ir Kolapinto ir šiaip jie yra potencialių norų, kai ką kitką, nes tipo, Jack Doohan daug metų, jam nemažai 100 metų yra ir jis jau kiek metų yra reserve driveris. Jo. Bet jo. Tai ką nori? Kaip Kolapinto, bet yra, tipo, kiek šnekėjo, tai yra Kolapinto pagrindė, bet yra ir dar, sako, keli variantai, ką mes labiau prioritizuotum. Bet Alpinai dabar jau šiai dienai nebėra toks blogas variantas.
Tai nėra, žinai, tipo, bet man gaila Jack Dugan, kur pasirašė Fienas sutartį ir net neateina tavo galimybė parodyti kažką. Wow. Sorry, sen, nebegavęs mašinį. Nu bent duotų pasirodyti. Tai taip, žinai, tipo, blema, čia toksai skaudus. Nuosmėtam. No. Dar viena naujiena apie reserve driverius. Aha. Yra šnekos, kad Nick De Vries bus McLareno reserve driveris. Bet, tipo, nu jisai, jeigu neklystų, per Abu Dabio testavimus važiuos su jų mašina. Okay. Tai aš nežinau, ką McLarenas galvoja. Nors neseniai, aš nustebau, kad Nick De Vries dar gyvas po to pažeminimo Alfa Taurijoje. Jis iš dabar jam gerai sekas, kiek girdėjau. Jo? Man atrodo, kad jisai neblogai. Nepaveiktas Formulė I, aš nežinau, kuris nuvažiavo. Man atrodo, kad jisai vėl Formulė I yra. Not sure, to be honest, bet va, tai, kai šitą straipsnį išrašė, tai rašė, kad jam gerai seks. Reiktų to dokumentinio filmo apie Nick De Vries, kas buvo Alfa Tauri, žinai, tokia kaip Office, tokia dokumentinio serialo apie Nick De Vries. Ir girdžiu dabar tą team song Office. Jo, nu va, tai su Nick De Vries, o dieve, kas ten buvo. Nu ką, pirmas 5 minutės pašnekėjom, dabar galima apie lenktynės. O, tiksliai, mes, nu jo, vieną mažą temą neaptartą liko. Jo, kažkaip aš ir iš tavęs pajutau, kad nebuvo tos lenktynės ten tokias, kad tenais. Aš jeigu atvirai jas pramiegojau, pradėkim nuo to. Jos buvo sekmadienį 8 ryte. Šventą dieną man reikėjo pamiegoti. Aš tik kėliaus, žinok. Bet tu visada, tu ankstyvas žmogus esi. Nu taip, bet aš kėliaus ir aš, žinok, žiūrėjau ir viskas, ta prasme, ir aš iškentėjau, nors patikėk manim. Norėjau miegoti. Ja. Tai aš pasiaukojau. Čia vat meilė sportui, hebra. Klausyk. Alio. Aš buvau tas, kuris tai kalbinėjo žiūrėti Norriso pirmąjį viną Miamyje, kur tu 11 vakarą, ne, aš einu miegoti. Nu, buvo biški, jo. Biški buvo, jo. Tai va. Tai va. Tai... Ką galima apie lenktynės pasakyti? Piastris gavo false startą, Okonas gavo šūdiną pit stopą, Sainzą išmaudė Mercedesas, Ferraris, Leclercas įlinis iki savo teammate'ų skundės, nu žodžiu toksai, kur tipo... Kas nauja Fiena? Red Bullis savo sparną, spoilerį pamiršo atsivežti. Tauras ir paskui su pjukliuku pjo. Aš jau matau tą vaizdą, kur Christian Horner skambino Oracle vadovui. Žiūrėk, mums reikia biškį pakalbėti. Mes pjausim sparną, gali būti, kad nesimatys jūsų logo. Nupjausim raidas viršutį. Tai toksai, kur tipo, what is going on, žinai, tipo, Russellis lydina reisą 10 sekundžių gapų, Hamiltonas from P10 į P2, toksai, Gaslis kvalifikavo trečias. Gaslis trečias, kas vyksta, tarsime, dalykai, kurie neturėtų būti ten, žinai, čia tas mymas, kur tu. Ja, kur praeitais metais Las Vegasas buvo toksai, kur Sainzas gavo penaltį už tai, kad jo mašina hitino. Už tai, kad trasa net nesaugiai. Jo. Už tai, kad trasa... Jo. Tai toksai, kur, what is going on, žinai, tipo... Čia tas pas, kas tu pravažiuotų mieste, pamestum glušaką per duobę ir dar tave nubaudotus, kad kučias kundės, žinai. Jo. Diš per galą, nu. Tai jo, praeitais metais tas toks buvo, nu čia toks neaišku, kas čia bus su tuo Las Vegasu. Jo. O šiais metais tai... Nežinau, ką galvoti iš tikrųjų. Bet Las Vegasas 10 metų sutartį turi, jie iki 33. Crazy šiaip. Trasa, man patinka trasa. Daug overtake'ų, greita. Kontroversiška nuomonė. Kad Las Vegas trasa kažkam patinka? Man nepatinka iš tos pusės, kad jinai labai padaryta iš šou. Bet čia Amerika, žinai, Miamis lygiai tą patį turi ir Las Vegasas turi tą, kad čia visiškai šou. Miamis tai yra ir šou padarytas, ir lieva trasa, va ten blogiau. Čia bent trasa įdomi. Ja, netgi Steinerio knygoje rašė, sako, anksčiau visos lenktynės būdavo suvienodėjusios iš tos pusės, žinai, tipo, kad visas yra, kur ateina lenktynių fanatikai ir viskas žiauriai fainai. Dabar sako, visos lenktynės yra unikalios tuom, kad tu atvarai skirtingą šalį, atvarai skirtingą trasą ir yra skirtingo lygio
kažkas. Tai yra ar šou, ar tai yra kažkokia tradicinė trasa, ar tai yra miesto, ar dar kažką, žinai. Ir jisai labai rašė, tipo, kažkaip. Bet tas šiaip ir iš kitos pusės čia yra pozityvus, kad šou. Reiškia, auga sportas. Net nesiginčiu. Reiškia, auga sportas, plečiasi, žinai, į didžiulę rinką bando pasiimti. Milžiniška, absoliučiai. Amerikos tai ten yra, žinai, ten lengvai galėtų visą sportą tempti, jeigu ten daug žmonių žiūrėtų, kaip ten kokį Naskarą. Tai Štaineris ir skundėsi, sako, vienintelis dalykas, kas man nepatinka Amerikoje ir šiaip tose trasose, kur labai yra daug šou ir visa kita, tai yra tos garsenybės, kurios ateina pavaidinti, kad jos domisi, bet ateina tada F1 komentatoriai pašnekinti ir jie ignoruoja šlykščiai ir šaltai. Sako, tas labai nepatinka. Arba ateina su tavim sveikintis, lyg tavo didžiausias fanas, bet net nežinau, kas tavo vairuotojai yra. Ir šiandien žiūrėjau, dar mačiau video, kaip ten prieina prie influencerių. Žinai, įvardink 3 vairuotojus F1. Lance Norris. Žinai, tai tikrai tai yra to daug, nes, kaip ir sakau, jis plečias dar tas sportas. Taip. Tai dėl to aš kažkaip ir pradžioje tai bus, bet kokiu atveju. Žinai, kai yra naujas rinkos. Šiaip trasa tikrai smagi. Man patinka, jinai ir duoda krešų, duoda verteikų, duoda visą. Yra tikrai tokia... Ir šiaip strategijos galimybių ir šį kartą jinai buvo visiškai naujų paviršium, tai jinai turėjo 0 sukibimo. 0. Taip. Tai prasme, jinai kaip ant ledo. Ir jinai šiaip lievai yra tas, kai jinai 10 val. Vakare Amerikos laikų vyksta lenktynės. Šiaip. Kodėl? Nežinau, jie nusprendė taip. Ne, kodėl lievai? Lievai, nes šaltas. Tarsi, jeigu prasidėtų lenktynės, jeigu yra, tarkim, dar saulė, pavyzdžiui, kaip Abu Dabi, prasideda, kai šviesų ir sutemsta, ko lenktyniauja, tai tu tada turi dar biškį tom padangom šviežesnį paviršių ir tu šiltesnį paviršių ir tu padangas labiau kimba, tai yra saugiau. Bet mum, jeigu vyktų ten, pavyzdžiui, Las Vegase kokia ten 4 val. Vakare tas lenktynės, tai pas mus rodytų jaučiu kokią 2 nakties. Nes dabar buvo 8. Tai, žinai, tai gal dėl to yra 10 pasirinkta, kad bent jau, žinai, nenusiskausminti. Labiau atsižvelgti į Europą. Nes galbūt tai yra didžiausia auditorija, visa kita. Ir šiaip, taip, Amerikos rinkai 10 vakare žiūrėti kažką, nemanau, kad yra kažkokia big problem. Jo. Bet ten tik tais, kas gal yra vien dėl to, nes kadangi tai yra Las Vegasas, jis ten visiškai yra vakarų pakrantį. Nevada, toks vakarai. Bet New York'e tai iš viso ten yra belekoj blogas laikas. Naktį ten iš viso. Šiaip tai nėra, kad labai tenais išlašia daug. Žinai, visas tas Teksasas nutentas. Tai nežinau, gal čia dabar toks protarpinis momentas. Žinai, gal, aš nežinau. Tai yra pasaulinis sportas ir čia yra normalu iš tiesų, kad taip laikai išmėtyti, visą kitą, čia net nežinau su kuo sulyginti. Bet... Ir tas tie laikai keičiasi nuolatos. Žinai, tas kaip ir ten datos, kada vyksta ta drąsa. Žinai, pavyzdžiui, Suzuka turėjo metų pradžioje, kas yra neįprasta šiais metais. Tai čia, žinai, čia nebūtinai taip ir pasiliks, bet tiesiog šiais metais tai buvo. Bet dar grįžtam prie lenktynių, man visai patiko. Man patiko veiksmas, man patiko... Daug verteikų, daug visko buvo. Šiaip keista, kad Geslio mašinai iš oro sugedo. Žiauriai keista. Kur jie neturėjo problemų, kiek aš pamenu. Nors turėjo problemų su engine šiais metais, bet, šiaip, labai gaila, bičio. Žiauriai. Jie prarado konstruktoriui 6 vietą. Apsilenkė. Hasai jau apsilenkė, nors ta iškovota 6 vieta buvo Brazilijoje, tai jie ten daug... 2, 3 poziciją paimti ir staiga tu šauni kvalifikaciniai į 3 ant tempo, ant gryno greičio, ne šiaip ten šlapia trasa ar kažką ir bum. Aišku, jis kažėris būtų ten finišavęs ten labai gerai Geslis. Aš mačiau, žinai, ar tai nebuvo problema nuo pradžių, kad tiesiog mašina neturėjo jau tempo, kažkas blogai su varikliu, kuo toliau, tuo daugiau kilintam jis yra, tai jis 9 kokiam ratė, žinai, tai vis tempas ir mašina, enginas pasidavė. Tai įvyko gedimas matyti ir viskas. Tai Tikrai labai, gaila šiaip.
palyginus, kiek mes žvengėm iš Alpinų ir kaip dabar jie atrodo, netgi sugrįžo į top formą, nu, top kiek gali Alpinai, žinai, sugrįžti, aš liūdna, nes visai norisi, kad skirtingi būtų, nu, kaip jau pasvirtino šį sezoną, skirtingi laimėtojai, skirtingi podiumai, žinai. Jo. Tai Alpinai būtų tas toksai, tie backmarkeriai, tas, kaip ten tas yra vadinasi, nu, tas priekio, tie midfieldą. Taip. Nu, karaliai. Žinai, tai va, tai. Nes mes turim dėl 6 vietos 3 kontenderius. Taip, tai tikrai keisis. Jo. Mersai jau niekur nebesikeis, dėl 1 vietos konstruktoriai dar turim. Yra klausimų, jo. Dėl 1, 2 yra. Taip. Alfa, tai yra Astonai, savo ramiai sėdi vidurį. 5, jo, visai lygiai 5, nei ten juos pasivys, nei jie kažką pasivys. Šiaip yra šansų, kad juos pasivytų, nes... Jo, nes, kaip ir sakiau, per 2 lenktynės 104 taškai, aišku, kad ten kokie, nežinau, RB išautų want to almost... Nu, kas neįmanoma, bet, nu, jo. Bet yra panašių dalykų buvę, kai Geslis atvažiavo su RB pirmas, žinai. Yra buvę, Tai, bet, nu... Šiaip dar daug kas undecided. Tai yra konstruktorius nėra nuspręstas, daug vietų yra dar nenuspręstų, tai bus įdomu pasižiūrėti, kas kiek kur klaidų darys, kas kiek kaip važiuos. Jo, ir aš manau, kad dabar iš tikrųjų ir tos paskutinės 2 lenktynės bus ypatingai aštrios tarp McLareno, Ferrari ir Merso. Red Bull'o. Nu, ir Red Bull. Nu, Mersas, jie nebeturi, dėl ko kovoti. Bet, nu, dėl palauk, dabar jie 3, ne. Jie 4. 4. Jo, pirmoji McLarenai, tada Ferrari, Red Bull'ai. Jo, plus dar jų mašina nebus pritaikyta tom trasom, nes jų mašina gerai veikia šaltose trasose. Ir dabar ateina 2 Arabijos. Čia McLareno trasos šiaip ateina. Tai McLareno turėtų gerai sektis. O Mersam turėtų nesisekti. Iš tikrųjų, žiauriai turėtų nesisekti. Tai, nu, bet tarp McLareno ir Ferrari, nes realiai per visas lenktynės komentatoriai ką kalbėjo, tai ar džiaugiuosi, ką aplenkia į McLarenus? Jo, mums čia svarbiausia. Tai aktyviai kovoja dėl tos, nu, tikriausiai 1 vietos. Nu ir Verstappenas. Nu ir Verstappenas. Bet va, tai aš manau, kad bus iš tikrųjų įkaitusios lenktynės. Bet čia ką tik Indaplovė baigia plauti. Atsidarė. Tai žodžiu, tai jo, tai bus, aš garantuoju, bus žiauriai įtemptos lenktynės ir dėl kiekvieno taško jie ten bus... Geros trasos netgi ateina. Man abidvi labai patinka. Patinka? Ja, tau ne? Aš dėl Abu Dabio, aš galvoju, kad jis tikrai nėra gada idėja paskutinės, žiauriai neįdomi trasa. Kodėl? Dėl to, kad jinai tiesiog yra viena vieta overtakint, nors 2 rezonas. Realiai ten nevyksta dažniausiai overtakai. Ten dažniausiai, aš kiek pamenu, kiek esu metų fanas, Abu Dabio, apart 21 metų, Abu Dabio lenktynės būna dažniausiai žiauriai neįdomios. Arba dėl to, kad jau būna nuspręsta viskas, gal jau nebebūna. True. Tai gal dėl to nieks ten ir nesiardo, bet dažniausiai tai aš nesu žaidęs. Kataras buvo tik, man atrodo, 1 kartą ar 2. Jis irgi iš naujesnių trasų. Not sure. Nu, jis iš naujesnių yra. Žinai, Bahreinas yra senai, Saudi Arabija yra naujai, Kataras tikrai yra iš naujesnių, ir Saudi Arabija yra iš senesnių. Yeah. Bet jie ten. Bet žodžiu, dar grįžtam prie lenktynių, tai George Russellas, kad ir jisai yra gėjus, jis visai gerai suvažiavo šis lenktynės. Bet gerai, klausimas. Jeigu Hamiltonas nebūtų nesąmonių prisidaręs kvalifikacijai, būtų ėmęs lenktynės? Blemački jaučiu. Jis gerai važiavo. Jis lėkė. Hammer time buvo visiškai, ta prasme, nu šiaip grinai pasijuto senas geras Hamiltonas. Jeigu būtų namų darbus gerai pasidaręs, jo sekmadienis būtų buvęs žymiai lengvesnis. Jo, jis man rodos būtų nes jisai FP1 praktise, FP2 pirmas atvažiavo. Buvo pirmas, jo. Tai jie tempą turėjo visą savaitgalį. Taip. Aš tik nepamenu, kas jam buvo kvalifikacinė. Jis abu kartus, kas jam buvo plauk?
overstierino, understierino, kažką ten, bet kur pats nesąmonė prisidarė, kur tipo norėjo greitai suvažiuoti, padarė klaidą, bailautino ir tada antrą kartą vėl tą pačią klaidą padarė. Nu, ne toj pačioj vietoj, bet tiesiog. Jo, rimtai įrodė playbacką, kai jis ten pametė visiškai mašiną, pamenu. Persistengė turbūt, gal dėl paviršiaus šiaip, ten toks labai, jis labai ten buvo, netinkamas normaliai lenktyne, tinkamas, bet, žinai. Jo savaitgalis turėjo būti, bet biški pramiegojo. Tai dabar... Bet gerai važiavo, šokęs, kaip jis pjojo per visą tinklą, grid. Kaip jis pjojo, pasijuto iš tikrųjų, kaip kokiais senais gerais laikais, kaip Brazilijai, kuris laimėjo iš paskutinės vietos, man rodos, ten 21 metais, 22. Kai 21 man rodos, susirovė ten masyvę pergalę, kur ten Maksas įstumdė lauk iš trasos, kad neaplenktų ir vis tiek aplenkė. 21. Tai tikrai žiauriai geras Mercedeso savaitgalis, užskaitau iš tikrųjų. Mansiu, jo. Labai geras mymas buvo, kur, tipo, rodo, kaip Hamiltonas jau bėga pas FAI tikrinti, ar mašina ne per sunkiai, ne per lengva Russelio. Jo. Tai Russellas turėjo nuobodžias lenktynės, nes visą laiką pirmavo. Gerai susitvarkė su tuo visų pirmų ratu, su pirmu posūkiu. Su Sainzu jie tenais biškį su Leclercu pasirungė. Leclerc'as sudegina savo padangas. Leclerc'as tai biškį kažkaip, jis žiauriai susinervino dėl Sainzo. Jo, ir Sainzas galiausiai jam visiškai ten pakišo kiaulę ant pačio galo. Žinai, jisai leido... Tai žodžiu, jie su Leclercu važiavo, tada Maksas pasivijo jos, aplinkė Leclerc'ą ir Sainzas, žodžiu, laikė Maksą sekundės, man rodos, atstumų ir Leclerc'as neapsilenkė. Žodžiu, DRS trainą sukūrė Sainzas ir jis taip darė antrą kartą jau šį sezoną. Tai ten tą prijomą jisai... Leclerc'as užtat pasakė, sako, atėjo čia 2 lenktynės, aš būsiu vienas vairuotojas komandai, man neberūpės, ką man team orderiai bus ar kažkas. Gerai, davai, let's go. Mums tik tais kontentą daug. Davai, tik tais viską pašnekėt, išsikirs abudu vienu metu, tai bus iš visų geras. Bet šiaip, bet jisai ir buvo, kuris, bet vėl, kalbant apie čempionus, tai jis 3 vietą užėmė. Jis baigė P3, ar ne? Sainzas? Jo. Tai tu taip ir laimė, žinai, taip ir tu darai, priėmi, Maksas išstumė Norrisą iš trasos, ten žiauriai, kad sumautė lenktynės. Sainzas rūpinosi savo įrodyti, kad jis gali ir jisai sumovė Leclerc'ą, žinai, lenktynės. Why not? Čia sąžininga, nesąžininga, čia nėra esmė. Žinai, galiausiai vis tiek išmokimi taškai yra galiausiai palei pozicijos, kur finišuoji. Žinai, tai ir dėl to turbūt grįžtant čia į tą Vengriją, tas McLarenas sprendimas toks buvo nepriimtas gerai, kad apsikeis su Piastri, kad Norrisas užleistų Piastri. Jeigu nebūtų užleidęs, čempionšipas dar būtų gyva šiandien. Bet ką, čempionšipai nėra laimimi, vieno paties, yra laimimi komandos, kaip pasakė. Tai valgas savo dabar žodžius. Kaip manai, Red Bullis turės mašiną kitais metais? Čia. Nes jie nebeturi vieno key mechanikos. Jo, yra tas dalykėlis. Iš tikrųjų tai nežinau. Aš žiauriai, norėjau pasireikšti, kad nespėliu dėl kitų metų, nes atvirai visiškai neįsivaizduoju. Nėra vieno, sakyčiau, mechaniko. Svarbesnio, ne? Iš tikrųjų tai 2, bet vienas. Žinai, kad jo windreitas, tai yra Adrian Newey, kas nesuprato, apie ką mes kalbam. Jo asmeninis windreitas yra... Meluoju, ne windreitas, o jisai yra laimėjęs, man atrodo, ar 24 arba 28% visų F1 lenktynių. Jo mašinos. Stipru. Ir jį nukosėjo Aston Martin. Tai ką ir sakau, aš tiesiog nenoriu spėti. Žinai, Red Bullis užbaigs sezoną nekaip palyginus su praeitais. Yeah. McLarenas užbaigs sezoną gerai palyginus su kitais.
Bet dabar, kadangi atėmė iš jų ten tą visą lankstą, minkštą fleksiją, tą sparną, tai jie nelabai ir kažką ir gero parodė šias lenktynės. Atsiprašau, ir McLarenai, Mercedesai, tai tokie absoliučiai 50-50. Arba aфиgenai, arba niekur, žinai. Arba laimė lenktynės, arba karočiai niekur. Ferraris vienintelis toks gal pastovesnis šiais metais. Žinai, kurie viršui? Nu, nepasakyčiau, jų sezonas, atsimink po Monako, kas buvo. Tai taip. Kiek mymų buvo, kad Hamiltonas nebenorėjo į Ferrari eiti, o nori likti Ferrari, tą Mercedes. Nes atsigavo biški Mercedes. Jo, o Ferraris prisinaudo. Tai labai, šiaip visos šiais metais komandos dabar, kaip pasakėjai, up and down. Red Bullis ilgiausiai turėjo dominance. Jo. Dar į aukštumas kilo McLarenas. Greitai, jo, bet irgi tik tais antroje sezono pusėje. Labiau vidury. Nu, vidury. Jo. No. Bet kas įdomiausia, jie turi, McLarenas turi 4 spinus, Ferraris turi 3. 3 kažkas toks. Mersai 4. Jo. Red Bullis 8. Nu. Tai va, bet vos ne Mersam geriausiai sekės palyginti, McLarenam šiaip, bet pergalę atžvilgiu, tai jo. Tai jo, tai bijau spėt, nes visas komandos neparodė tokio konkretaus, sakyčiau, vienareikšmiško tokio žingsnio į priekį. Buvo daug žingsnių į priekį iš visų komandų ir daug žingsnių atgal. Žinai, tai čia vos ne Haasai geriausiai pasirodė palyginus su iš paskutinės vietos. Žinai, atrodė vienu metu netgi, kad Williamsai atsigaus ir čia pradėjo skorinti taškus, double points buvo. Tada avarijos prasidėjo. Ir aš, honestly, mano predictionas, kad jie likusius metus, tai yra ateinančias 2 lenktynės, labai vargs. Ir ką turiu omeny, jie ir taip jau vargs, tai ir už galvos susijėmė, bet aš manau, kad jiems prasidės gedimai labai. Nes jie labai daug ką skrepina. Tai yra labai daug ką turi sugadintą variklį, iš jo kažkaip sutaisyti. Atsiras klaidų, visi pervargę, visi kita. Jeigu dabar jau Albono mašina... Nesudaužyti mašinos. Jo, jeigu dabar jau Albono mašina nedavažiuoja finišą. Jo, rimtai. Šiaip aš galvojau apie tai. Gal čia ir čia gerą mintį tu čia užtempėjai. Aš turėjau mintį, kad čia bus jau tas toksai, kur mes nebeturim biudžeto, turim sulankstytą vamzdį, davai pats atsilenkia. Žinai, Wow. Nes šiaip Williamsai, tarp kitko, aš jau ne pirmą kartą paminėsiu šitą dalyką, jie labai daug šėrinasi savo inside dalykų. Taip. Tai jie Instagram'e pasidalino 2 ar 3 ilgus video, kaip atkeliavo į gamyklas jų sudaužytas formulės, ką jie ten skrepino, ką šnekėjo, visą kitą tenais. Realiai ne formulės atvežė, o tiesiog pile of garbage, žinai. Šiukšlių. Jo. Metalo laužą užvežė. Ir jie viską ima lauk ir viskas. Tai žinai kas, tai jau oficialiai Williams garažas dabar išrotas. Tai va, tai aš... Taigi gerą kokį mymą numečiau, tipo, kai bičio prašo 6 metų engineering experience. Jo, tas geras buvo. Jo. O bičas sako, aš dirbau metus Williamsuose. Say no more. Jo, priimtas. Jo. Oh my god. Tai va, aš sakau, dažnai negaliu visiškai spėti nieko dėl kitų metų. Aš iš tikrųjų tai nekantrauju belia kaip pamatyti, kas iš tikrųjų galiausiai, nekantrauju, iš tikrųjų kitų metų Bahreiną pamatyti, kur visi stovi. Taip. Žinai, gal testingas daug ką parodys, bet jau lenktynės tai bus lenktynės. Aš norėsiu dar šių metų Abu Dabio testingą pasižiūrėti. Bet ten padangys tas stovi. Jo, bet ten labiau dar ir tas toksai prasitestavimas vairuotojų dažnai būna, nes Sainzas jau Williamsuose važiuos, Jukis važiuos už RB, Nick DeVries turėtų važiuoti už McLareną, žinai, daug testavimų įvairiausių bus visur ir visaip, tai bus įdomu pasižiūrėti. Tai va, tai faktas, pasižiūrėsim, padarysim, šiaip kalbant apie toliau, vis tiek baigsis sezonas. Vis tiek turim idėjų toliau rodyti, šnekėti ir panašiai. Taip. Tai mūsų laidelės tikrai nedings niekur. Bet dar prieš užbaigiant būtų geras paminėti kitas lenktynės. Kas mūsų laukia? Kataras.
tik žiūriu, ar mes galėjom kažką praleisti iš mūsų plano. Mes taip perfekt subazarinom, iš tikrųjų viską palėtėm. Taip. Viską palėtėm, tu prasme, absoliučiai. Jo. Jo, nepaminėjom, ar paminėjom tą bairį, kad Okonas pravažiavo pro pietus ir niekas. Aš greitai užsiminiau šitą dalyką. Ja, bet ten, kas matė, kas nematė, šiaip transliacijai net neparodė šitą dalyką. Ne. Okonui pasakė, sako, žiūrėk, jeigu Hulkenbergas nepitina, tu pitini. Hulkenbergas nepitina, Okonas įvažiuoja ir tai nieko iš komandos. Vienas bičas stovi, tiesiog. Žiūriu. Jo, ir Okonas tiesiog pravažiavo. Jo. Ir tada kitą ratą jisai vėl į pitus įvažiavo ir tada jam pakeitė padangą. Nu, žodžiu. Per kitų bairių. Aš turiu tokį biškį įtarimą, dar grįžtant prie Las Vegaso, vieną greitą mintis, kuri man prabėgo. Aš turiu įtarimą, kad visi straglino su radio. Nes Strolas neturėjo. Strolas neturėjo. Va šitas dalykas. Aš tokį išgirdau, aš galvoju, kaip jis komunikavo. Ja, exactly. Visai bandžiau signalizuoti. Šiaip, tipo, dėl to ir yra skirtos kortelės, jeigu esi atkreipęs dėmesį, kur iškiša prie finišo. Kuriam rate, kada taupytinti dar kažką. Tai čia tas yra. Ok. Jo. Logiška. Ir dar ten rodo ir laiką, delta ir viską. Taip. Nu, tai jie taip galbūt iškomunikavo. Tai 3 vairuotojai turėjo miscommunications arba no communication at all. Tai yra Sainzas, tai yra Okonas ir tai yra tas Strolas. Tai, wow. Nu jo, šiaip nežinau, ar kažką tai paaiškina, bet... Dažnai, tai yra kaip tik nedažnai vienam vairuotojui būna. Labai, būna, bet labai retai, kad vienam vairuotojui kažkokios problemos, o čia 3 per 1 lenktynę, žinai. Tai ar čia gal dėl to, kad miestas, trasa, daug žmonių... Šiaip dažnai, Azerbaidžane dažnai būna problemų su radio dėl to, kad tai yra miestas ir labai dideli pastatai ir visa kita. Bus koks bičias atėjęs su to visų, žinai, ryšio blokavimo kokią nesąmonę. Ką atsiminiau, taigi skaičiau straipsnį. Aš sorry, mes tiek senai atrodo nekalbėjom, tiek daug dalykų. Senai. Teksase pasirodos kažkas prisijungė prie viešo Wi-Fi'aus ir hakino žmonės. Tie, kas prisijungia prie Formulės 1 Wi-Fi'aus, Ostine lenktynėse, tuos hakino žmonės. Wow. Ir po to vyko investigationas, Formulė 1 labai stengiasi nuslėpti, bet nenuslėpė. Ir rado tą device'ą, visą ten aparatas buvo pridėtas prie viso serverio. Kaip žiauru. Atvarai, žinai. Atvarai lenktynės ir palieki savo visų bankinę informaciją, prisijungimus, visiškai savo vardą. Čia automatiškai išsijungia. Nu, sakau, Las Vegasas, tik ten, sakiau, irgi nesąmonė vyksta. Žinai, žmonės tunelės gyvena ir panašiai. Tai galim užbaigti greitai su Kataru. Jeigu atvirai, nieko visiškai neatsimena apie Katarą iš praeitų metų. Gal tu turi? Verstapinas laimėjo. Eikt, negali būti. Varo mumis namo jau. Jo, viskas, girdai, jau čia mes prisikalbėjom, jau. Kataras, Maksas laimėjo, nieko neatsimenu, labai mažai atsimenu tarasos išdėstymo. Įdomu, ką orai, nes ten gali būti su orais bairių, gali būti labai karšta, gali būti labai šalta, gali būti smėlio audros. Tai tokių visokių bairių, o šiaip... Įsivaizduok, jeigu būtų lenktynės atidėtos dėl smėlio audros. Pirms kas? Įsivaizduok, jeigu būtų neatidėtos. Būtų tokių vaizdelių prigaudyti. Čia tas pats, kas per lietų, bet čia smėlis, žinai. Smėlis ir tu slysti. Ir karoči nieko nematai. Ir jo, vaizdelis būtų visai nieko. Nu tai va, tai laukiam Kataro. Žiūrim, kaip tenais visi kaposis dėl likusių taškų. Žiūrėsim, stebėsim Mercedesą, stebėsim McLareną, Ferrari, Red Bullį. Kaip ir visas lenktynės iki šiolį. Tai va. Ką? Užtenka šiandieną. Daug prišnekėjom. Malt liežuvį iš tikrųjų. Tai jo, tai tikrai dėkojom, kad žiūrėjot, pasilikot iki galo ir
Ir subscribinat, laikinat, Rašt komentarus. rašt komentarus ir stebit mus ir palaikot, tai mes visą tai skaitom. Ne visada atrašom, nes turim ką veikti, bet tikrai visus skaitom ir visus mylim ir gerbiam ir tikrai laukiam. Ir parašykite ir Instagramą mums žinutę, mes gal irgi, sakau, ne visada atrašysim. Aš stengiuosi kuo dažniau. Kristijonas labai puikiai iš tikrųjų tvarkasi tuo dalyku. Jeigu komentarą YouTube parašo, 99% kad aš atrašiau. Taip. Jeigu Instagrame, tai 99% kad jisai. Ir jeigu TikTok'e, tai 99%. Aš sakyčiau, TikTok'e 100%. TikTok'o neturi. Ne, aš turiu, bet aš negaunu notificationų. Aš pasižiūriu mūsų viewsus. Tai jo, pasuscribinkit mumis YouTube'e, pafollowinkit Instagram'e ir nueikit į TikTok'ą, ten irgi mums susiraskit ir mes po truputį šitą dalyką ir plečiam ir savo tempais, kiek mes galim. Ir tikrai taip, tai taip, daliname savo aistrą su sportu. Ir ačiū, kad žiūrėjot, aš buvau Dominikas. Aš buvau Kristijonas. Iki kito kartą. Bye bye.